gali sėdėti, bet gal dar truputį pagėdosiu. Prieš dalindamasis žodžiu. Tu esi šventas, 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 visagalis Dievas su mumis. Šiandien tau giedam aleliuja, amžinasis Dieve, gyris tik tau. Tu esi šventas, 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 visagalis Dievas su mumis. Šiandien tau giedam aleliuja, amžinasis Dieve, gyris tik tau, gyris tik tau. Karalių, karalių, gyris tik tau. Iš mano širdies paimki mane, prašau, kad naudotum šventosios dvasios jėgą. Paimki mane, prašau, kad naudotum šventosios dvasios jėgą. Paimki mane, prašau, kad naudotum šventosios dvasios jėgą. Palaim Viešpatie žodį, Dieve. Ves savo šventąją dvasią ir naudok. Jis atiduoda į tavo rankas, Viešpatie. O tu kalbėk ir naudok mano širdį ir gyvenimą, Viešpatie. Tai gyvenimas ir širdis, Viešpatie. Mano kaip balsas, Viešpatie. Iš tavęs te ateka, tas žodis te ateina, ta dvasia, Viešpatie. Ačiū tau, karaliau. Halleluja. Amen. Džiugu būti tarp mūsų ir pradžiai turiu kelias rašto vietas padrąsinimui, bažnyčiai. Tai yra žodis, kurį Viešpats tik įdėjo į mano širdį. Ir padrąsinimui turiu iš Izaijo 54 skyriaus. Giedok nevaisingoji, kuri negimdei, džiūgauk linksmai, kuri nepažinai gimdymo skausmų, nes apleistoji turi daugiau vaikų negu turinti vyras, sako Viešpats. Išplėsk savo palapinės vietą, ištemk savo buveinės uždangus, netaupyk, pailgink virves ir sustiprink kuolelius. Tu išsiplėši į dešinę ir į kairę, tavo palikuonis valdys tautas ir apgyvendins tuščius miestus. Nesibijok, nes nebūsi sugėdinta. Ir aš tikiu, kad Viešpaties žodis yra į bažnyčią, kad ji nebus sugėdinta. Ir sako, Justui, galbūt nėra Džono, likai kaip be to dvasinio savo tėvo, be to ramščio, bet Viešpats sako, aš tavo vyras bažnyčiai. Ir tai yra Viešpaties. Ir nebijok, plėskis, pratempk tas ribas. Viešpats sako, neliksiu sugėdinti. Bažnyčiai žodis, neliksiu sugėdinti ir nebijok ir nenusvirk ir nenusimink dėl šio laikotarpio, nes jis yra tavo vyras, sako Viešpats. Jis tavo tėvas, penktą eilutę tavo kūrėjas yra tavo vyras, kareivijų Viešpats jo vardas. Geresnio nėra. Geresnio nėra ir tavo atpirkėjas yra Izraelio šventasis. Jis bus vadinamas pasaulio dievu.
Taigi būkit padrasinti ir viešpats mane patį mokina šią savaitę. Dievas sako, nueik mylę, nueik 2. Sako, paim pampersą, surink ir daugiau šiukšlių. Reikėjo ir antrą maišiuką paim, nes po to netilpo visas. Ir supratau, kad kai Dievas kalba, reikia taip priimti. Ragina ieškoti, man jau dalinausi. Su kuo buvau, sakau, praeitas sekmadienis buvau palaimintas rytiniai lietuvių Londone bažnyčiai. Jie sakė, ieškotų viešpaties ir tu gali tą žingsnį dėti, sakai, jau ieško. Tai dar antrą, toliau ieško, nesustoti ir ką viešpats ragina, kur tavo širdį viešpats kalba, ką viešpats rodo. Man patiko, kažkoks brolis pasakė, kai viešpats sako kažką daryk, tai tada jau netaupyk, neskaičiuok, bet daryk, nes tai viešpats pasakė. Tai vat, tikiuosi išmoksiu šitą pamoką ir esu tikrai palaimintas ir džiaugiuosi šitą privilegiją. Ačiū Jums, kad priimate ir kad rūpinatės mumis ir maitinate ir viską darote dėl mūsų, mes tokie palaiminti. Ir tikrai džiaugsmas yra ir už tą bendravimą. Ačiū Dievui ir džiaugiuosi, aišku, svarbiausia tai, kad šventoji dvasia tarpe mūsų ir šlovinį atiduodė viešpačiui gyrių, jis toliau, kaip sakė, kaip jūs tą sako, ta upė. Kaip ta upė teka, kaip ta upė liejasi. Ir kai mes giedom giesmę Paukotas avinėlį. Ir ten aidi gelmės, trykšta versmės. Aš patę žodį pasakyta, kad mūsų gyvenime toks versmė, trykštančio amžino gyvenimo, jo dvasia teisėmis, kaip versmė. Bet sako, po to tavasis vardas Jėzau. Ten, kur Jėzaus vardas, ten ateina gyvenimo pamatymai. Ir savo gyvenime mes turim žiūrėti ir stebėti, kad visuomet būtų Jėzaus vardas. Kasdieną, kad mes su Jėzumi būtume iš tiesų. Ne tai, kad Dievas kažkur dangui kažkam kalba kažką, bet man ir čia jis mano draugas. Labai mes džiaugiamės draugystėm, aš irgi, man jis tas artimas kažkaip dvasiai, sielą irgi, tai Dievas duoda kažkaip draugystės, ačiū Dievui, aš dėkoju Dievui. Bet svarbiausia turėti tą draugą Jėzų. Tai yra nepalyginama mums, kad ir ką mes turim čia žemėje. Tai visa yra gerai, bet svarbiausia Jėzus ir ten, kur Jėzus, aš tikiu, ten versmės trykšta į amžiną gyvenimą. Ten versmės, ten džiaugsmas ateina. Aleliuja. Taigi, jeigu viešpats tave ragina išsiplėsti, kaip sako, prašau 1, nueik 2. Šitaip plėskit. Tai Dievas laimina jūsų bažnyčią, te padaugina, aš džiaugiuosi, kad jūs džiaugiatės, kad ateina ir nauji žmonės. Dievas daro savo darbą ir sako, tam, kas turi, tam bus duota. Man šią savaitę šitas žodis tikrai skambėjo širdį ir užkau, Dieve, aš turiu tavo dvasią. Turiu. Jūs žinot, Jėzus atėjo į gyvenimą, mes tai turim. Ir aš pasako, tam bus duota. Ir tas turės su pertekliu. Ir nepames, svarbiausia nepaleist, kaip ir sakiau, Jėzaus vardo tai, ką turim, ir turėsim su pertekliu gyvenime, jo dvasios, aš tikiu. Tai yra dalykas, kuris neišsemiamas. Jo dvasia, kaip ta, sakėm, Dievo upė, praeitą sekmadienį sakiau, Dievo upė pilna vandens. Tai nėra, tas vanduo nesibaigia. Iš viešpatės sosto teka į visas tautas, per visą pasaulį, kur atviros širdis, ten įteka ir ten atneša ir ten tampa ta versmė, tuo gyvenimu. Taigi, tas, kuris turi, tam bus duota su pertekliu. Kiekvienas, kas turi. Kiekvienam, kas turi, tam bus duota. Čia yra Mato Evangelijos 13 skyrių šito vieta. Taigi, būk tikras, kad turi. Būk tikras, kad šiandien esi su viešpačiu ir turi jo dvasią, turi jį savo širdyje, kad kaip ir giedom, kad jis nuplovė tavo nuodėmes. Būk tikras šiandien. Nes kai stosim prieš viešpatį, mes giedom, kuris buvo, kuris yra ir kuris sugrįžta viešpats. Ir kai stosim prieš viešpatį, tada reikės tikrai, kad turėtume. Tada ir šiandien, sako, paruoškim širdis. Šiandien, kaip raštas prašo, paruoškit kelią viešpačiu. Šiandien, kai išgirsim jo balsą, paruoškit širdis, paruoškit kelią. Kas ne taip mūsų gyvenimuose,
tas turi būti nulyginta, nugriauta. Kas kreiva, kaip sako, tie keliai turi būti ištiesinta pagal jo žodį, ne pagal mano supratimą, ne pagal tavo supratimą, galbūt jis ir tobulas pagal tave atrodo, bet pagal Dievo žodį. Užtat mes savo supratimus turim, savo mąstymą turim atnaujinti pagal Dievo žodį. Ir šiandien būti tikri, kad turim tai, ką turim. O jeigu turim, Dievas, tas, kas turi, sako, tam bus pridėta. O iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsis turys. Ir jeigu tu tik šiandien tariesi, kad tik gyveni su Dievu, neturi užtikrintumo, bet galvoju, kažkaip einu į bažnyčią, einu kažkaip, bet tik tariesi, tai apsigauni. Įsitikink, šiandien padaryk viską, suduš prie Viešpaties kojų, padaryk viską, šaukis Viešpaties, jis tikrai atsakys, nepaliks, bet išeik tvirtas ir tikras, kad tikrai turi. Ir bus versmė tavo gyvenime. Šaltinis neišsenkantis. Ir tikrai būkim atidus į tai, ką Viešpats kalba. Nes Viešpats nori palaiminti ir toliau sako, tam pačiam skyriui 15, būtent Mato 13-15, šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau, bet palaimintos jūsų akis, nes jūs mato ir jūsų ausis nesgirdi. Mes ateinam pas Viešpatį, atvėrę savo ausis, atmerkę savo akis, taip trokšdami pažinti Viešpatį. Naujai, kaip vaikai, bet taip Dieve, prakalbėk, Dieve, pamokyk šiandieną mane, būsim palaiminti. O juk mes galvojam taip apsnūdę, kalba Dievo žodis kažkur, taip neklausom, atsivėrė, sako, jų širdis aptuko. Širdis ir sako, negali Viešpats atnešti palaiminimą. Negali atnešti išgydymo į mūsų gyvenimus. Taip reikia kai kur pakovoti. Reikia kai kur nepaleisti. Vakare meldėmės su žmona. Toks sunkumas buvo, visur čianais užėjęs. Sumeldžiu, sako, kaip, sunku, sako, vis tiek, praeina. Miegot norisi ilgą naktis. Ir prisiminiau žodį, kai mano tėtis pamokslavo bažnyčioje Kaune ir sako, belskit, kol bus atidaryta. Ir tas žodis, man tada, kai pamokslavo, įkrito į širdį. Ir Viešpats tiesiog jo dvasia priminė. Aš išsiropšiu iš tos lovos, atsiglausiu ant kelių ir pirmyn, melsimės galvoju. Ir patraukė Dievas visą tą negerumą. Bet taip meldėmės, taip pasimeldė, gali pasakyti. Žinau, kad kiti ateina, sako, Jėzaus vardu, būk sveikas, amen, čiukšt viskas. Man taip neišeina. Dėl kito man galbūt reikia prie tų durų beus kartais ir ilgiau, ir naktį, kaip sako, dėl draugo, ir naktį. Jis ėjo iki durų, aš tingiu iš lovos išlipti ant kelio atsiklaupti, kartais užtenka tik ant kelio atsiklaupti, bet maldoja. Ten, kaip pavyzdį tam Jėzus pasakė, sako, eina pas Viešpatį, belst. Ir kalba, kad mes taip nepaliautume, mes nepaliautume ir kartais būna nepatogu, kartais, bet kaip gera, kai Viešpats atsako, tai tiesiog padrasintas. Vis dėlto Viešpats su manim, Viešpats veikia, Viešpats daro savo darbą ir ačiū Dievui, galiu ramiai miegoti galiu tada. Taip, kad Viešpats nori palaiminti mus. Tikrai, te duoda Dievas mums širdis atidžias ir dar sykį grįšiu į Izaiją, tik tai kitą skyrių ir to prieisiu prie žinios, kuri mano širdį. Izaijo 61 skyrių, labai gerai žinoma rašto vieta visiems protestantams, sekmininkams. Viešpaties Dievo dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerą žinią vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Ir šiandieną truputėlį aš žinau, kad raštas yra kalba apie
dvasinės belaisvius, apie velnio pavergtuosius, tai kurie tarsi kalėjime gyvena, tarsi grandinių supančioti, moši ir kūne gali būti. Viešpats gydė visus, išlaisvino visus. Bet apie kalėjimą, turiu mintį apie kalėjimą ir vienas palyginimas iš Jėzaus, tai bus Mato Evangelija. Skyrius. Ir ten yra istorija ir Jėzaus pamokymų, daug pamokymų apie atleidimą. Mokiniai klausė, kiek kartų reikia atleisti. Jėzus atsakė, iki 7 kartų per dieną. Sako Jėzus, mokinys Petras, viešpatie, kiek kartų turiu atleisti broliui? Čia Mato 18:21. Kai jis man nusideda, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77. Ir tikrai Dievas nekalbėjo apie tai, kad mes skaičiuotume, kiek kartų atleidžiam, bet kad tiek, kiek reikia, tiek mes ir atleistume. Pas žydus, kas nežinot, yra tam tikras skaičių, simboliai, tam tikrą prasmę. Ir tas 7, kaip per savaitę 7 dienos apie tą pilną skaičius simbolizavo. 7 metai buvo Senam testamente paminėti ir daug, ir kalbėjo Petras jau kaip paklausė, pagal savo supratimą jis atsakė, iki 7 kartų, kiek jau mano širdis leidžia, pilnai. Ne Viešpats pasakė taip, kaip mano pramatyta, pilnai atleisk. Pilnai atleisk. Tiek, kiek reikės. Kiek jau tavo supratimas neneša, vis tiek atleisti turi. Bet kokiu atveju turi atleisti. Ir tada prasideda istorija, palyginimas. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šitas neturėjo, šviesos neskaitysi tiesiog trumpai, kadangi jis neturėjo, karalius dovanojo, kaip prieš tai Jėzus pasakė, visą pilnai. Viską pilnai. Už tą skolą jis turėjo būti parduotas, dar gauti jo sūnus dukteris ir pats. Ir, kaip sakant, gyvenimo nematyti, bet jam visą atėjo. Ir kas tada tai? Pasigailėjo tą tarno, 27 eilutė, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėręs smaugą jį sakydamas, atiduok skolą. Taip sugretinta, tik atleido, tik dovanojo ir iškart paršas, kaip čia pasakyti, bet prieš atėjo jį draugas, tarnybos draugas, dar draugas net, ir jis galėjo tiesiog įsmaugti, pačiam dovanota. Ir Tėve mūsų maldoje sako žodžius, Jėzus mokina mus melstis, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Kaip mes atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir šitoje istorijoje jam buvo viskas atleista, o jis smaugė kitą. Ir Viešpats tikrai nenori, kad mes čia vienas kitą pasmaugtume. Ten palyginimus, ten buvo 100 denarų, ten nesulyginami pinigai. Nesulyginami pinigai yra tie Biblijos, kurie paskaičiavę tenais. Tiesiog jis per visą gyvenimą tų pinigų būtų neuždirba, o ten, kaip dienos ar kiek ten tas užmokestis, kažkas tokio. Kontrastas visiškas. Ir tai, ką mums padaro kartais brolis sesė, ar pasako, ar dar kažkas, visada būna nesulyginama. Nesulyginama su tuo, kad Dievas mums atleido.
To negalima sulyginti. Tai tiesiog tu gali skaičiuoti šiandien taip ir man taip. Ir tai padaro, kas padaro, tai būna tie mūsų tarnybos draugai, ne, tai, kurie mes namuose turime, bažnyčioje, bet kur, darbe, ar kažkur kažkas ateina kažką, ne taip. Ir kokia mūsų širdis, ar mes pasiruošę, kad tai, kaip sakant, jį pasmaukti už tai, ką jis padarė, ar dovanot, kaip Kristus dovanoja. O Jėzus pamokino, melsis, sako, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam. Ir aš pagalvojau, Dieve, aš nepajėgus turbūt. Tu atleidai tikrai ne taip, kaip aš toks atlaidus. Jis tikrai padarė pirmas. Nors maldoj mokino melsis mūsų, kad mes suprastume tą atsakomybę. Jėzus mokino, kad mes suprastume. Bet jis padarė pirmas. Jis padarė viską pirmas. Bet mums toliau reikia taip daryti, nes kai ateisim pas jį, mes atsakysim. Ir kai tas siauras kelias yra, mes turim tame budėti, atleisti, o ne smaugti. Ne? Ir, kaip sakant, puolė ant kelių draugas, maldavo, turėjo kantrybės, aš viską sumokėsiu, bet tas nesutiko. Ėmė ir įmetė jį į kalėjimą. Viešpats mus pašaukė išlaisvinti iš kalėjimo, o neįmesti į kalėjimą žmonių. Kodėl skaičiau 61. Viešpatis pamas, kad tu laisvė, jo dvasia tu laisvė. Bet jeigu mes širdį laikom kažką, jeigu laikysim kažką savo širdyse, ten bus laisvės, ten bus kalėjimas, tam kalėjime mes pats tas tarnas po to atsidūrė kalėjime. Patį jį sako, karalius, hopa, paimkite. Išgirdęs kas. Ir mes patys nedleisdami, mes patys nešiodamės kažką, mes patys atsirandam tam kalėjime. Mūsų santykiai, mūsų bendravimas atsidūrė kalėjime, užrakinta tiesiog. Viskas grotas, mes neturime nei santykių, nei bendravimų, su meilė atsiranda kalėjime. Ir santykių su viešpačiu mes patys irgi užsidedam grotas. Ir kad viešpas nori, kad būtų kaliniai išlaisvinti, ir viešpas nori, kad tu būtum laisvas. Ir jeigu yra dar netleidimas širdį, šiandieną, aš tikiu, viešpas davė žodį tam, kad tu būtum pilnai laisvas. Kad neliktų netleidimų, kad neliktų to, kas laiko tave, tai skiria, tai stabdo. Tu atsimuši, tu pats negali išsivato, tik tai jo kraujas nuplauna. Jo malonė. Ir po to jo jėga taip keičia, jo meilė taip keičia širdį, kad tu žiūri, kad tu gali atleisti, kad tu gali mylėti, kad tu gali pakęsti net. Ir yra tokia rašto vieta, sako, kartais tikrai būna sunku, bažnyčiai būna sunku. Gal tik ne pas jūs, ne? Kaune daug žmonių, tai būna daug sunku. Ir mylėti kartais irgi atrodo, sunku, bet yra Efeziečiams 4 skyrius, nes taip mane truputį padrasina šitoj situacijoje. 4 skyriui apaštalas Paulius sako, taigi aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, kaip dera, į kurį esate pašaukti. Ir tada sako, su visų nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Kartais tikrai elgesys nevertas paglostyti galbūt kito. Ir nekalba raštas, kad tas nebuvo skolingas, kad jis nebuvo kažką padaręs ne taip. Apie tai nekalba, bet kalba apie tavo širdį, kaip tu tada elgiesi. Ir sako, pakęskit meilėje, galbūt kartais reikia tiesiog, neišeina atsakymą, paglostyti ir džiaugtis tuo kažkokiu poelgiu ar dar kažkas. Ir nesako, kad nieks su tavim blogai nepasielgs, bet mokina, atleiskite. Kaip jūs atleisite, taip ir jums atleista. Viešpats to nori šiandien, kad mes tiesiog apsispręsdami būtume. O jeigu kur yra dar, kaip kalėjimas, kad jie būtų išlaisvinti.
kad tie pančiai nukristų, to neatleidimo pančiai nukristų. Ir jai reikia, Dieve, duok pakęsti meilį. Ir dar viena rašto vieta, 1 Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 8 eilutė. O mes priklausydami dienai būkime blaivus ir apsirengę tikėjimu bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. Tikėjimu, mes kalbam, reikia turėti tikėjimą. Išgelbėjimo šalmas, mes turim būti išgelbėti, turi būti virš mūsų. Šiandien, atsako, ir meilės šarvus. Kaip su šitais? Kam jie reikalingi? Tam, kad, aš sakau, o taip apsirengus, ar apsirengėt šiandieną meilę? Tau sakys kažką, atsitrenksi tavo meilę. 1 Korintiečiam 13 skyrius, kokia meilė? Kantri. Tau kažkas, kantrybė, iš kito šono. Nepavydė, pamatai kažką, nepavydė. Nesielgi piktai, nemastai piktai. Net sakai tuo pačiu, piktai. Tu myli, malonus, tu geras, švelnus, visą pakeli. Nu, šitas tai jau sudėtingas. Visą pakeli, visas situacijas, kokios yra bažnyčia. Nu, mes bažnyčia galima pakelti meilėje. Apsirengus meilės šarvais. Dieve, duok mums tai. Žinau, kaip ir žiūriu, namuose man užtenka. Vaikus turiu, bendravimai, dar kažkas pasakė, aš manau, vienaip galvoju, aš kitaip. Su meilė, kad tai būtų šlovinga, kad tai būtų labai taip jau kaip taip pageria, tai net galvoju, pavyzdys. Sako, prieš 10 metų, pavyzdys čia, Robertas sako, Paulius. Ačiū Dievui, Dievas uždengia ir nemato mano kažkokių dalykų, neišmanimų ir visą kitą, galvoju, kaip taip jiems atrodo. Suprantu kartais, bet padėk Viešpatie tikrai daryt tą pažangą. Ir aš sakiau, nėra šiandieną sonatas. Akivaizdi pažanga, sakau, tai kaip mes matėm anksčiau. Buvom, kai žmogus eina su Viešpačiu, kokie pasikeitimai. Ir, aš tikrai džiaugiuosi, perduokit, kad džiaugiamės jau tą pažangą, kurią matom ir padrasinkit ją. Ir aš visada pamatydamas pas kažką pažangą, matydamas pas žmoną pažangą, matydamas, kad ir pas sonatą matau pažangą, aš visada galvoju, Dieve, kad šiandien pas mane matosi ta pažanga, ar aš įstrigęs, ar kaip yra, ar aš tam, ar tikrai judu į priekį, ar augu, nes man Timotėjus sako, kad pažanga būtų matoma. Santykiuose lygiai tas pats, meilėje lygiai tas pats, atleidime lygiai tas pats, ar aš greitas pykti, ar aš greitas atleisti. Ir taigi nepamirškite, pakęsdami kartais reikia pakęsti. Kartais tikrai elgesys, nesako, kad elgesys bus tinkamas mylėti. Bet kaip Kristus mus pakentė. Kaip Kristus mus pamilo, nepriklausomai nuo mūsų elgesio. Ir kai pas Jėzų Jono Evangelijoje, kai pas Jėzų atvedė nusidėjusią moterį, fariziejai, jūs žinot istoriją, buvo pagauta, paleistuvauja. Jos elgesys buvo netinkamas Jono 8 skyriuje. Nuo pradžios 3 eilutė rašto žinovai ir fariziejai atvedė pas jį moterį sugautų svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į mokytojų. Ši moteris buvo pagauta svetimaujant. Mozės įstatyme mums įsakė tokias užmėtyti akmenimis. O ką tu pasakysi? Ir situacija realiai buvo gyvybės ir mirties klausimas. Tiesiog
Dabar pas mus taip nėra. Kažkas sudėjo. Tai buvo įstatymas iki Jėzus. Jėzus atnešė meilę ir malonę. Ir šitą istoriją mąstydamas, aš mačiau, kai Jėzus pasakė jiems, kas be nuodėmės, kad pirmas mestų, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į akmenį. Ten buvo vienintelis, kuris galėjo mesti akmenį. Ten buvo vienintelis, kuris buvo be nuodėmės. Tai buvo Jėzus. Jis vienintelis galėjo nuteisti. Vienintelis galėjo, bet ką jis parodė? Vietoj akmens jis parodė meilę ir gailestingumą. Ir mūsų didžiausias ir geriausias pavyzdys, kaip sakau, mes turim būti pavyzdžiais, turim augti ir norisi augti ir būti to pavyzdžiu. Pats didžiausias pavyzdys mes jį randam Biblijoje. Jėzus, kaip jis tarnavo. Ir kas šiandien tavo rankoje? Akmuo. Tu galbūt žinai, kaip ten susirinko rašto žinovai. Tu galbūt tas žinovas žinai, kaip turi būti, to negalima, kaip jis su manim pasakė, taip negalima elgtis ir dar kažkas. Galbūt tu žinai, viskas gerai, kad žinai, bet kas tavo rankoje? Kas buvo Jėzaus rankoje? Ar jo rankoje buvo akmuo? Ar meilė? Ir kai sukyla kažkas širdį, pagalvok, kaip Jėzus tau atleido, kaip Dievas tau dovanoja. Ir tas sustiprina tave tas, kad mylėtum. Galbūt reiks pakęst pradžiai sunkiai, bet Viešpats mokins po žingsnį į priekį. Mylėt. Ir ne tik po to mylėt, bet ir tarnauti tiem žmonėms. Ir Jėzus ką padarė? Jis ne tai, kad nemetė akmens, jis jai parodė gailestingumą. Eik ir daugiau nenusidėk. Jis jos neatstūmė ir kiek kartų, mes žinom, ir aš žinau, kiek kartų prisidirbęs ateidavau pas Viešpatį, aš nesyk negavau iš akmens. Nesyk. Nei vieno sykio. O kiek kartų man gyvenime kažkas kažką padaręs, kiek kartų aš supykdavau, tai kaip akmenys, kurie žeidžia, smūgis kitam. Ir mūsų žodžiai, ką jie neša? Gailestingumą, ką Jėzus nešė? Meilę? Ar sužeidimą, kaip akmuo? Mes dabar nesimėtom akmenim, taip, sakytum, pas mus to nėra. Ten konkrečiai laikė farizėjai rankose akmenys pasiruošę. Ir visi susigėdė pasitraukė, nes jie visi turėjo nuodėmę. Ir prisiminkim, kaip Kristus mums atleido. Taip ir mes turime atleisti. Kaip Kristus mus myli, taip ir mes turime mylėti. Pažins jos iš vaisių. Patys renkamės mes. Mes galim pasirinkti gyventi pagal kūną ir galim būti teisūs. Jie pagal raštą buvo teisūs. Ir galim pasielgti, bet elkimės meilę. Jėzus nesielgė pagal įstatymą, bet jis elgėsi pagal tėvo meilę. Pats visą padarė, atidavė save iš meilės, begalinės. Ir visą dovanojo mums iš meilės begalinės. Ta būna atstatyta, ta meilė bažnyčioje. Mums nereikia vienam kito smogti, kaip sako kitur, rašte kremtate, ėdate, visaip kalbame ar dar kažką vienas apie kitą. Iš to, kas širdį, ar ten gailestingumas ar meilė. Ir jeigu bus meilė, tada tu galėsi prieiti, tu galėsi patarnauti, tu galėsi duoti gailestingumą, kaip Jėzus, nes jis turėjo meilę. Ta širdis turėjo meilę. Tie, kurie atrodė dievoti, ir turėjo žodį, žinojo ir visą kitą, ir laikėsi, stengiasi laikytis įstatymą. Jie negalėjo patarnauti, kaip sakyčiau, paprastai nusidėliai. Jau nekalbant, kalbėti kažkur Dievo žodį, skelbti. Jie negalėjo patarnauti.
nes širdį nebuvo meilės. Ir kaip Jėzus sakė dar vieną palyginimą apie avis. Jis taip mylėjo kiekvieną avį, kad vienai nuklydus jis ėjo į kalnus ieškoti tos avies. Jis mylėjo ir jis parodė tą meilę. Jis ėjo, kad surastų, ėjo, kad laimėtų. Ir aš supratau, kad kartais man užtektų, jeigu aš paimčiau telefoną ir paskambinčiau broliui, kai matau kažkas ne taip. Ar parašyti Facebook'e galbūt, ar susitarti. Jėzus tiesiog parodė be gerą ganytoją, koks jis yra, kad jis eina ir net į kalną atsivesti tos avies. Bet jis nuėjęs jos nesuspardė, neužmušė, nepapjovė, nepasmaugė. Kaip tu čia galėjai, taip paklydai, nuodėmių prisidarėjai. Jeigu matai, kad nusideda kažkas darė. Tai Dievas duoda meilę, ir tą priėjimą, ir tą suradimą su jo dvasia, kad patarnautam žmogui, kad laimėtas jis būtų. Ta avis grįžo į bandą, ta avis grįžo į kaiminę ir sako dėl vieno ten to net pražuvusio irgi, kaip einam ir dėl pražuvusio. Ne jiems parodyt kažką, jiems meilę nešti. Sako, džiaugas visas dangus. Koks tai džiaugsmas yra, kai kažkas sugrįžta, kažkas atsiverčia, kažkas grįžta į namus. Jėzus pilnas meilės. Ir aš tikiu, jo dvasia yra šitoje vietoje, kad tikrai mus mokintų ir kad mūsų širdis keistusi. Ir tai, kas iš Viešpaties yra, aš neskaitysiu 1 Korintiečiam 13 skyrius, čia tinka, bet tai būna namų darbas, perskaityti 1 Korintiečiams laiško 13 skyrių. Kelintas skyrių? Kieno? 1 Korintiečiams laiško 13 skyrių. Taip. O mūsų visas gyvenimas mes pašaukti mylėti. Ir Viešpas tikrai pašaukęs mus ir tarnauti. Bet pasižiūrėkite, Viešpas tikrai keičia mūsų širdis ir sako, kai reikia bendrauti, reikia dar kažkas, kad ateitume pilni meilės, kaip Kristus. Kad Kristus per mus ateitų tiesiog. Ir jį reikia ištraukti ten iš tų krūmų, kur padėtų surasti tą širdis. Kristus per mus, jo meilė. Bet kas šiandien tavo ranko? Akmuo ar meilė? Atleidimas ar neapykanta? Ar dar vis galvoju, pasakysiu. Dar aš nesu viena. Paleist akmenis iš rankų. Mūsų rankos pašauktos tarnauti kitiems. Bet jei jose akmenis, mes negalėsim kitų paimti už rankos ir vesti į Dievo karalystę. Turi būti meilės rankos. Pašaukti parodyti gailestingumą. Apkabinti žmonės, jo meilę. Atnešti jo meilę. Halleluja. Pakilkim. Paprašykim tai Viešpaties žodis įkrenta giliai į širdis. Halleluja, Viešpatie. Dėkojam tau. Kad tavo dvasia šitoje vietoje, Dieve, kad tu šitoje vietoje, Viešpatie, tu išgydai širdis, Dieve. Kad tu mums tiek daug dovanoji, aš dėkoju, kad tu man dovanoji, kad tu neįsyk nepažeminai, tu neįsyk nepajokiai manęs atėjus pas tave, neįsyk nepasišaipėjai, nesityčiai, Viešpatie. Kitiems nerodai mano klaidų, Viešpatie. Bet tu dovanoji, Viešpatie. Meldžiu, kad mes būtume tokie. Ne tie, kurie, Viešpatie, norim dar įvesti tarsi žaizdą, Viešpatie. Parodyti kito įdas, parodyti kito silpnumą galbūt. Bet tie, kurie dovanojam, kurie pasigalim, kurie parodo tavo meilę, Viešpatie,
kurie suprantam, kad tiek, kiek tu mums atleidai viešpatie, mes neturim teisės neatleisti kažkam viešpatie. Mes neturim teisės nemylėti kažko viešpatie. Pildyk savo meilę viešpatie. Padėk mums augti šitame Dieve, kad mes būtume tikrai augtume kantrybėje, augtume tavo meilę viešpatie. Haleliuja viešpatie, dėkoju tau. Dėkoju tau, karaliau, ir aš tikiu, kad meilės vaisiai bus gausus. Bažnyčiose viešpatie, šitoj bažnyčioj meilės vaisiai bus gausus viešpatie. Tavo meilė pridengia daugybę nuodėmių ir ten, kur tavo meilė viešpatie, ten nelieka ir apkalbų viešpatie, nelieka netinkamų dalykų viešpatie. Tų akmenų nelieka viešpatie, Dieve. Haleliuja, Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Haleliuja, ačiū tau viešpatie. Padėk mums budėti prie mūsų lūpų viešpatie. Budėti prie mūsų minčių viešpatie. Ir kai sukils, kas širdį netinkama, Dieve, mes sustiprintume save tavį. Prisimintume tave, tavo meilę viešpatie mums. Būtume ant kelio, atgaivautume viešpatie. Ir naujom akim pažvelgtume į kitą, galbūt, kuris dar kažką nesuprato. Galbūt ne taip padarė, ne taip pasakė viešpatie. Galbūt suklupo, bet jei suklupo prieš tave viešpatie. Tu duodi malonę kiekvienam atgaivauti viešpatie. Ačiū tau viešpatie. Ir mes meldžiam viešpatie, aš meldžiu ir laiminu šitą bažnyčią Dieve. Ir visą tai, ką tu paruošęs ir priruošęs viešpatie esi, kiekvienam šitam gyvenime viešpatie. Tai tos ribos būna praplėstos viešpatie. Tavo dvasia, tas, kas turi, tam bus duota, tu pasakei viešpatie. Ir tos ribos tai būna praplėstos viešpatie. Iš tavo dvasios, Jėzaus Kristus šventų vardu. Kiekvienam gyvenime viešpatie Dieve. Haleliuja. Kiekvienam tarnavime viešpatie.
žuvęs be tavęs esu. Mes šiandien beldžiamės į tavo duris, Tėve. Beldžiame tavo karalystės vartus, Viešpatie. Mes šaukiam, Viešpatie, padėk mūsų neatleidimui, Tėve. Padėk mūsų netikėjimui, Viešpatie. Padėk mūsų nemeiliai, Viešpatie. Išgirsk mus, Tėve. Viešpats girdi. Giedam tau, Viešpatie. Mes giedam tau, mes giedam. Halleluja, mes giedam. Halleluja, mes giedam.
Laukiame tave, tave, tiesame rankas, tik tave aukštinam, giedam Skelbiu belaisvius laisvus. Šiandien jūs esat laisvi. Priimkite išlaisvinimą, iš išgelbėtojų, iš Kristaus. Šiandien skelbiu sergančius sveikais. Man Tėvas davė šventąją dvasią. Griūna kalėjimo sienos Jėzaus Kristaus vardu. Griūkit! Tie, kas sergat, sveikit! Tie, kas esat prispausti, būkit laisvi! Jėzaus Kristaus vardu. Tėve, mes meldžiam, kad tu sergėtum mus viešpatie, sergėtum mus kiekvieną minutę. Viešpatie, tu žinai, kokios mintis mums ateina į galvą ir kokios išeina. Nes tu ištyri mūsų širdis, tu ištyri mūsų sielas. Tu viską žinai apie mus, tu pats mūsų savo rankom suformavai. Tu mums davėjai meilę, tu mums davėjai gyvenimą, tu mums davėjai savo dvasią. Tu mus pažįsti. Dėl viešpatie mes meldžiam, kad tu sergėtum mus, saugotum mūsų žingsnius viešpatie. Neleisk mums nusidėti ir neleisk mums neatleisti viešpatie. Nes tie, kas neatleidžia, yra išdidūs žmonės. Mes nenorim tapti išdidžiais viešpatie, nes tu pasakėjai, kad išdidiems tu priešinies. Geriau mylėti, negu neatleisti. Geriau mylėti, negu neatleisti. Haleliuja, Tėve, būk išaukštintas viešpatie. Būk išaukštintas, Tėve. Jėzaus Kristaus vardu. Ir visa bažnyčia šaukia. Amen.